Tai aš juk šitą Zarasų rajone gyvenduosiu. Tai ką, tai kur mum dėtis? Tai tau nesai, kad grįžtam mes? Niekas nieko nepasakoja. Atvažiuok, paimk, palauksim, čia iki 12 spėsi. Ne, baigit bairius, kas čia skambina. Kestai. Duok Daivų. Į Tūliką nuėjo pasisiot. Tai palauksim. Daiv. Alio. Alio. Klausau. Labas. Labas. Dieve. Atvažiuok. Kaip? Atvažiuok, sakau. Grįžau iš Londono. Tai juk čia ne ten turbūt skambinat jūs ten, aš nesuprantu. Kestukai, Daiva skambina. Tu ne. Kaip ne? Ne. Tai ką tu nebet pažįsti balsą savo pusseserės? Kestai. Kai tikrai. Kestai. Paklausk ko nors apie mūsų vaikystę. Ne, ką jūs čia būdinat, kažką ne taip. Kestai, aš esu aerouoste su savo bernu. Atvažiuok paimt, Tai nesupratau, tai... Ko nesupratai? Aš nei pinigų neturiu, nei telefoną irgi savo neturiu. Nieko neturiu. Dabar pusseserė tu paliksi, taip negalim. Kestai, čia aš Daiva. Daiva, tavo pusseserė. Atvažiuok paimt manęs. Ar tai blogas pusbrolis? A kokia mano pavardė tada? Kaip kokia? Kaip tu gali tokius klausimus klausti? Kai aš tą berazonę kokią? Giminėje pasakysiu viską apie tave. Pusbrolis atsirado, pusbrolis. Ne, ten pataikėt jūs ten turbūt. Eik šiek gerai. Zip FM. Padėjo bičias ragelį jau vėlu. Aš iš pradžių, praleidau žodį Daiva. Aš galvoju, kad jisai laukia ten aerouoste, sako, iš kuris Zarasuose esu. Bet kokiu atveju Daiva parašyk, kad mes čia norėjom šiek tiek jį pasramūžinti, tai parašyk žinutę, kad viskas ok, nespėjom paleisti Zipo džinglo. Kad nebūtų nervų. Jo, kad nervų. Kokia pavardė? Nežinau, kokia pavardė. Kokia tavo pavardė?